neretai manęs klausia, tai ką daryti su cukinijom, kiek daug cukinijų ir blynus kepam, ir troškinius darom, ir uogienės verdam, tai čia yra vienas labai puikus būdas pagaminti tokią uogienę, kuri būtų labiau pikantiška. Na, angliškas pavadinimas būtų chutney, tai yra toksai labiau skirtas pagardinti sūriui, mėsai, paukštienai, tarkim, šaltai vištai, arba tiesiog prie įvairiausių sūrių labai puikiai tinka, ar tiesiog ant skrebučio užsitepti. Tai ji yra irgi pakankamai saldi, bet turi tokio rūgštumo ir pikantiškumo dėl prieskonių, kuriuos įdėsiu. Taip, tai čia vėlgi aš imu kilogramą smulkiai supjaustytų. Čia buvo panaudota ta šiek tiek didesnė cukinija ir tiesiog ją supjaušiau, oda buvo nulupta ir jas tada dedu į puodą. Kilogramas ir susmulkintų obuolių, obuoliai su žievelėm, nes juose yra medžiagų, kurios mums naudingos ir kurios padės dar sutirštinti uogienę. Kadangi aš noriu, kad ji būtų tokio, aštraus, aitraus skonio, tai kitas ingredientas, kurį naudosiu, tai nebus vanduo, o bus actas. Galima pilti, ne spirito actą, aš labiau mėgstu, tarkim, balto arba raudono vyno actą. O šiuo atveju tai visai prieinamas, nes vyno actas vis tik yra ganėtinai brangus, bet šitai uogieniai, šitam pagardui aš naudosiu obuolių actą. Na ir štai 300 ml jo, tiesiog čia įpilu. Aš tiesiog uždengsiu puodą ir paliksiu po truputėlį ir obuolius ir cukinijas šusti. Ant obuolių, kad jie neparuduotų iš karto. Kai juos supjaušiau, aš truputėlį užlašinau citrinos sulčių, kad jie išliktų gražus ir balti. Ir va štai matot, kaip čia gražiai viskas minkštėja. Cukinijos pageltonavo šiek tiek, obuoliai išliko gražus ir balti. Ir dabar aš įdėsiu prieskonių į šią uogienę, kadangi ji bus tokia pikantiška. Taip, 1 šaukštą garstyčių. Šaukštelį saldžiosios paprikos miltelių, ir šaukštelį ciberžolės. Ir dar vienas dalykas, kurį aš įdėsiu, tai bus šaukštas druskos. Druska nesijaus, bet druska, gražiai įsilies į visą tą rūgštumą nuo acto ir saldumą nuo cukraus ir viską taip gražiai apjungs. Va. Štai, šaukštas. Kadangi čia nėra uogienė skirta blynams ir košėms gardinti, tai aš čia dėsiu šiek tiek mažiau nei kilogramą, maždaug 600 gramų cukraus uogienėms. Ir dabar jisai keliauja prie cukinijų ir obuolių. Taip, tai dabar tik tai reikia, kad cukrus ištirptų, ir viskas kartu su cukrumi dar pavirto 10 minučių. Tai va, jau 5-6 minutės viskas verda ir cukinijos pačios yra minkštos, bet jos dar vis yra nepraradę savo formos. Tai aš truputėlį cukinijas šiek tiek su paprasta bulvių trintuve, tiesiog jas šiek tiek pasmulkinsiu. Tai kas belieka, supilti į indelius, kurie yra sterilizuoti, švariai išplauti ir tiesiog, gražiai supakuoti ir pastatyti. Sako, kad tokie pagardai, jie truputėlį jų tasai skonis pasikeičia ir subręsta, tai jie truputėlį ilgiau pastovi. Ir labai tikrai puikiausiai tinka prie įvairiausių šaltos mėsos, tarkim, kokių nors keptų daržovių, sūrių įvairiausių, ar pagardinti paprasčiausią sumuštinį. Tai va štai toks uogienių pasaulis. Aš jums linkiu laimingos vasaros ir laimingo uogienių virimo.